Sveikiname visus susirinkusius į iškilmingą Klaipėdos krašto dienos minėjimą. Šiandien prisimindami 1923 metų įvykius, pagerbėme ne tik svarbų istorinį įvykį, bet ir tuos, kurie paaukojo savo jėgas ir net gyvybės, kad Klaipėdos kraštas taptų ne tik mūsų valstybės dalimi, bet ir simboliu, liudijančiu tautos ryžtą, vienybę ir gebėjimą pasinaudoti istorinėmis galimybėmis. Sukilimo dalyviai, vedami idėjos apie laisvą ir nepriklausomą Lietuvą, drąsiai pasiryžo veikti, nepaisydami iškilusių pavojų. Šiandien čia susirinkome dar vienai ypatingai ir prasmingai progai – pagerbti dviejų iškilių asmenybių ir atidengti paminklą, žymintį Jono Polovinskio Budrio ir jo žmonos Reginos Kašubaitės Budrienės atminimą. Jie abu tarsi švyturiai mūsų krašto istorijos jūroje 2023 metais amžino poilsio sugrįžo į gimtąją žemę. Pagerbdami Klaipėdos krašto sukilėlius, pradėkime renginį su padėka ir pagarba jų atminimui. Tebūnie šis paminėjimas, priminimas mums visiems, kokia svarbi yra mūsų vienybė ir atsakomybė už ateities kartas. Ceremoniją pradėkime Lietuvos Respublikos, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų ir sausumos pajėgų Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija vėliavų įnešimu. Kviečiu sugiedoti Lietuvos Respublikos himną. Klaipėdos krašto dienos minėjimo proga tarti žodį kviečiame Klaipėdos miesto savivaldybės merą
Arvydą Vaitkų. Labadiena, mėly klaipėdiečiai, čia atvykę svečiai ir, sakyčiau, istorijos ir istorinių faktų mylėtojai ir puoselėtojai. Prieš 102 metus įvykiai leido susijungti Klaipėdos kraštui su didžiaja Lietuva, abiem pusėm to norint. Turbūt šiandieną būtų sunku pervertinti tai, ką gavo didžioji Lietuva. Tai neįkainuojama didžiulį kultūrinį ir istorinį kraštą, kuris atvėrė Lietuvai tuo pačiu su Klaipėdos uostu vartus į visą pasaulį. Būtent todėl šiandieną mūsų valstybė yra stipri, ekonomiškai klestinti šalis. Šiandieną yra ir kita įsimintina diena. Mes šiandien atidengsime tuoj už kelių minučių paminklą dviem organizatoriam, Klaipėdos krašto patriotam Jonui Palavinskui Budriui ir Reginai Kašubaitai Budrieniai. Prieš daugiau nei metus jų dalis palaikų atgulė čia į gimtąją žemę. Mes šiandieną turime išskirtinę progą priminti visai Lietuvai, kad šis susijungimas įvykęs prieš 102 metus yra mūsų šalies stiprybė ir tikrai, drąsiai pasakysiu, laisvės garantas. Linkiu jums visiems šiandieną pakilios nuotaikos ir džiaukimės ir mylėkime savo Lietuvą, savo Klaipėdos kraštą. Dėkojame merui. Istoriko žvilgsniu apibendrinti 1923 įvykius, jų reikšmę kviečiame Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorių Joną Genį. Labadiena. Na, jau daug metų renkamės prie paminklo ir tiesą sakant jau atrodytų, kad ir nebereikėtų priminti netgi atskirų istorijos faktų, nes viską lyg ir žinome. Bet prie mūsų jungiasi jaunimas ir be abejo priminti keletą dalykų, įvardinti šitos dienos svarbą yra matyti būtina. Taigi, gerbėmieji, 20-ame amžiuje po didžiojo karo Europa susidūrė su neregėto masto permainomis. Tai ir naujų valstybių susikūrimas, valstybinių sienų perstumdymas, naujai iškilusios ekonominės problemos, tautinių ambicijų atsiskleidimas, kovos už laisvę, žmonių netektys. 1918 metais susikūrusi nepriklausoma Lietuva po šimtmečiais trukusios tylos atsigrėžė į Klaipėdą ir visą Klaipėdos kraštą ir pirmiausiai matyti į uostą. Būta slaptos diplomatijos, derybų Paryžiuje, konsultacijų su Vokietija, grėsmės iš Lenkijos ir galiausiai karo veiksmų, po kurių buvo pasiekta istorinė Lietuvos valstybės pergalė su Klaipėdos kraštu jos sudėtyje. Nesigilinant į gausias diplomatinės priemonės, prisiminkime keletą Klaipėdos krašto gyvenimą nulėmusių įvykių. Pirmiausiai, kalbant apie 23 metus, manyčiau, reikia pradėti nuo 1919 metų, birželio 28 dienos Versalio sutarties, kurioje yra štai kas pasakyta. Mes kalbam apie Klaipėdos kraštą ir Lietuvą, ne? Šis kraštas visada pasakyta taip, cituoju, šis kraštas visada buvo lietuviškas, jo gyventojų dauguma kalbos ir kilmės atžvilgiu lietuviška. Čia faktas, kad Memelio miestas didžia dalimi vokiškas negalėtų pateisinti to krašto likimo Vokietijai. Ypač dėl to, kad uostas yra vienintelis išėjimas į jūrą. Yra nutarta
Memelio miestą ir aplinkinį kraštą perduoti Antantės valstybėms, nes lietuvių teritorijos statusas dar nenustatytas. Taip gimsta Klaipėdos kraštas. Pirmasis istorinis faktas. Taigi buvo žengtas pirmasis žingsnis. Deja, taip nutiko, kad iki pat 1922 metų pabaigos Klaipėdos kraštas nebuvo perduotas Lietuvai, nors praėjo beveik 3 metai po Versalio ir kitų dėrybų. 22 metų pabaigoje diplomatiniuose koridoriuose jautėsi, kad Klaipėdos krašto klausimas krypsta į laisvosios valstybės Freištato statusą, kuris atveria kelią Lenkijai, proteguojamai prancūzų. Tuomet Kaune, vadovaujant ministrui pirmininkui ir užsienio reikalų ministrui Ernestui Galvanauskui, kilo idėja parengti slaptą sukilimą inscenizuojantį planą. Šį sprendimą pavyko sėkmingai įgyvendinti. 1923 m. sausio 9 d. Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas manifestu paskelbė, kad ima krašto valdžią į savo rankas, sudarė naują krašto direktoriją, vadovaujamą Erdmano Simonaičio. Sausio 11-15 dienomis Jono Budrio vadovaujama rinktinė, kurią sudarė Lietuvos kariai, Šaulių sąjungos bei savanorių kovotojai ir vietiniai lietuvininkai, užėmė Klaipėdos kraštą. Mūšiuose žuvo 12 sukilėlių. 3 iš jų, šauliai, buvo palaidoti čia. Dailininko Adomo Brako sukurtame memoriale, kurios anksčiau buvo čia miesto kapinės. Vėliau čia palaidotas savanoris Martus ir dar vėliau dėl ligos miręs sukilimo dalyvis. Kiti sukilėliai žuvę šitose kovose buvo išvežti ir perlaidoti kitose vietose, iš kur jie buvo kilę. 1923 metais, kaip jau buvo minėta, čia perlaidoti ir sukilimo vado Jono Palavinsko Budrio ir jo žmonos, kuri taip pat buvo šių įvykių dalyvė, Regina Kašubaitė Budrienė, palaikai. Bene svarbiausias sprendimas šioje Klaipėdos istorijoje buvo priimtas 1923 m. vasario 16 dieną, po mėnesio po visų mūšių. Ambasadorių konferencija Klaipėdos kraštą pripažino Lietuvai, tiesa, su tam tikromis sąlygomis. Tos sąlygos buvo išdėstytos 24 metų gegužės 8 dieną pasirašytoje Klaipėdos krašto konvencija. Tai štai galima per tas kelias datas iš esmės turėti visą paveikslą, kuriame yra ir diplomatija, ir kariniai tam tikri susidūrimai, ir žmonės, ir jų nuopelnai. Taigi, ką laimėjo Lietuva ir Klaipėda po šitų įvykių ir po ambasadorių konferencijos sprendimo? Išplėtė valstybės teritoriją, sujungė lietuviakalbių gyvenamas teritorijas buvusias Rusijos ir Vokietijos imperijos pusėse į vieną politinį vienetą. Sutvirtėjo pastangos integruoti Mažosios Lietuvos palikimą į Lietuvos nacionalinę kultūrą. Teritorija padidėjo 2,8 tūkstančiais kvadratinių kilometrų su 141 tūkstančių gyventojų. Antra, Lietuva įgijo milžinišką ekonominį potencialą. Pradėjo įgauti jūrinės valstybės bruožus su savo jūrinių uostų, besikuriančiomis jūrinėmis kompanijomis, uosto įmonėmis ir taip toliau. Per 15 metų užsienio laivyba išaugo daugiau negu dvigubai, krovinių apyvarta išaugo daugiau nei 4 kartus. 1938 metais per Klaipėdos uostą vyko netoli 80% Lietuvos užsienio prekybos. Skaičiai fantastiški ir jeigu pagalvojam, kad prieš 5 metų to nebuvo, tai galim įsivaizduoti, kokia yra sėkmė, kokia yra ekonominė revoliucija įvyko, 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 įvyko,
Trečia, susidarė aplinkybės formuotis visuomeniai, jūriniam mentalitetui. Lietuva tam labai daug skiria dėmesio, naudodama visas įmanomas minkštasias priemonės, organizuodami renginius ir viena iš jų, pati didžiausia, tai yra jūros šventė. Ketvirta, jauna valstybė, gavusi Klaipėdą, žengė tvirtai modernios Europos valstybės keliu, parodė didžiulį, dabar net stebinantį profesionalumą, vertinant ir priimant savo palankius geopolitinius sprendimus. Neturėjo valstybė dar labai didelės istorijos ir panašiai, bet tie veiksmai, kurie buvo padaryti, yra, sakykime, absoliučiai tapatus brandžiom, moderniom Europos valstybėm. Taip kad pagarba visiems. Šiandien, minėdami 102 Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos metinės, didžiuojamės ir didžiuokimės, kad esame čia ir galime prisiminti mums svarbią istoriją ir pagerbti žuvusius kovoje už Klaipėdą. Ačiū jiems. Viskas. Dėkojame Mažos Lietuvos istorijos muziejaus direktoriui. Kaip ir minėta, šiandien čia susirinkome dar vienai ypatingai progai. Paminklo atidengimo ceremonijai skirto Jono Polovinskio Budrio ir jo žmonos Reginos Kašubaitės Budrienės atminimui. 2023 metais į gimtą žemėje grįžo ir atgulė čia senosiuose kapinėse greta sukilimo dalyvių. Ir šis paminklas bus dar vienas laiko liudytojas, kuris saugos jų atminimą ir kvies ateities kartas nepamiršti praeities herojų ir puoselėti laisvės dvasią bei saugoti savo krašto tapatybę kaip brangiausią palikimą. Šiandien minėdami Klaipėdos krašto dieną išreiškėme ne tik padėką visiems sukilimo dalyviams, bet ir pripažįstame jų svarbą Lietuvos istorijai. Kviečiame Klaipėdos miesto savivaldybės merą Arvydą Vaitkų ir paminklo autorius, dizainerį Kęstutį Mickevičių bei skulptorių Gintautą Jonkų atidengti paminklą. Dėkojame merui ir paminklo autoriams ir kviečiame Lietuvos kariuomenės ordinariato Klaipėdos įgulos ir karinių jūrų pajėgų vyresnįjį kapelioną Rimą Venskų pašventinti paminklą. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Melskimės, Dieve tikinčiųjų sielų viltyje, nuoširdžiai meldžiame Tave, palaimink šį paminklą, žyminti Jono Polovinsko Budrio ir jo žmonos Reginos Kašubaitės Budrienės atminimą. Juos ir mus pakviesk į savo šventųjų draugiją. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen.
Tegul maldos žodžiai primena mums, kad kiekvienas simbolis, kurį šventiname, turi gyvą ir amžiną prasme. Jis jungia mūsų praeitimi ir įpareigoja kurti geresnę ateitį. Tarti žodį kviečiame paminklo autorius skulptorių Gintautą Jonkų ir dizainerį Kęstutį Mickevičių. Labą dieną. Savo laiku teko prisidėti prie šių kapinių sutvarkymo projekto. Projekto vadovė architektė Margarita Ramanauskienė. Kad Jonas Budrys norėjo būti palaidotas Klaipėdoje, buvo žinoma. Prieš 5 ar daugiau metų šią informaciją pasidalinau su kontražvalgybos pulkininko Jono Budrio profesijos broliu, atsargos karininku Algiu Grubliu. Paklausdamas, ką daryti, jis paaiškino, kad Lietuva laisva ir kliūčių nėra, reikia parvežti. O kur palaidoti, atsakė, čia greta sukilėlių. Ir inicijavo pargabenimo per Atlantą procesą. Įsijungė trečiosios valdžios atstovai, žurnalistai Asta Dykovienė, Gediminas Pilaitis. Lygiagreta organizuojami Ernesto Lukoševičiaus veikia Amerikos lietuvių šauliai. Istorikas Dainius Elertas pagrindė ketinimo laidoti prie sukilėlių, o ne Smentinėje pagrįstumą. Taip pat išaiškino, kad Gražina Budrienė Kašubaitė buvo ne tik žmona, o dirbo Lietuvos žvalgyboje, dalyvavo 23 metų sukilimo parengime, apdovanota sukilimo medaliu. Pirmuose tiesioginiuose rinkimuose išrinktas miesto meras Arvydas Vaitkus organizavo senųjų kapinių vienkartinį atidarimą ir pargabentų iš už Atlanto Jono Budrio ir jo žmonos Kašubaitės Budrienės perlaidojimo ceremoniją, taip pat inicijavo ant kapinio paminklo sukūrimą ir pastatymą. Iš pradžių buvo ketinta parvežti į Klaipėdą ir žymaus lietuvių architekto Jono Muloko sukurtą Budrių antkapinį paminklą, kuris stovi Čikagos lietuvių tautinėse kapinėse. Tačiau vėliau buvo nuspręsta sukurti paminklo interpretaciją, priderinta prie šios vietos Klaipėdoje, nenutolti nuo Muloko idėjų, atkartoti Klaipėdos herbą, bangas, perkelti čikagietiško paminklo įrašų turinį ir šrifto stilių. Dirbome kartu su Gintautu Jonku, projektą koordinavo paveldosaugininkas Vitalijus Juška. Dėkui. Dėkojame paminklo autoriams. Klaipėdos krašto prijungimas buvo drąsus ir rizikingas žygis. Nepaisant sėkmingos jo baigties, neapsieita be skaudžių praradimų. 18 gyvybių, tarp kurių 12 ypatingo paskirimo rinktinės lietuvių, 3 vietos civiliai, 2 prancūzų kariai ir 1 vietos policininkas. Šiandien kviečiame prisiminti žuvusius 1923 m. sausio 15-osios sukilimo dalyvius bei šalia amžino poilsio atgulusius mūsų krašto didvyrius. Karo mokyklos kapitoną Eduardą Noreiką, 8-ojo pėstininkų pulko leitenantą Viktorą Burokevičių, karo mokyklos kariūną Vincą Stašelį, 8-ojo pėstininkų pulko vyresnįjį puskarininkį Joną Petkų, 1-ojo husarų pulko eilinį Joną Simonavičių, 5-ojo pėstininkų pulko eilinį
Adolfą Vilūną, 5 pėstininkų pulko eilinį Povilą Trenkūną, karo milicijos mokyklos grandinį Juozą Vilką, Lietuvos Šaulių sąjungos narius šaulį Povilą Jasaitį, šaulį Joną Plekštį, šaulį Fliorą Lukšį, šaulį Antaną Ubavičių. Taip pat šalia sukilimo dalyvių pernai amžino poilsio atgulusius operacijos vadą Joną Polovinską Budrį ir Reginą Kašubaitę Budrienę. Pagerbkime juos tylos minutę. Gerbiamas Klaipėdos miesto merė, garbūs svečiai, kviečiu padėti gėles prie paminklo už laisvę žuvusiems.
Dabar 3 krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičio apygardos 3-osios rinktinės karių salvės. Jos skiriamos Klaipėdos sukilimo dalyviams. Klaipėdai ir klaipėdiečiams. Lietuvos valstybei, laisvei ir nepriklausomybei. Gerbėmieji, šiandien Klaipėdos krašto dienos proga turime dar vieną svarbę iškilmingą ceremoniją. 2024 metais antrąjį pusmetį nuo Liepos mėnesio iki pat metų galo Lietuva vadovavo NATO jungtinėms sąjungininkų pajėgoms, NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų pirmajai grupiai, buvo priskyrusi karinių jūrų pajėgų priešmininį laivas Kalvis. Lietuvos karo laivas kartu su Kanados, Prancūzijos, Belgijos, Nyderlandų, Vokietijos ir Estijos laivais dalyvavo tarptautinės operacijos Briliantinis skydas aktyviuose NATO greito reagavimo laivų grupės veiksmuose Baltijos, Šiaurės, Norvegijos jūrose ir Atlanto vandenyne. Laivas Kalvis ir jo įgula pradžioje vadovaujama kapitono leitenanto Andriaus Narbuto ir vėliau laivo vado pareigas perėmusio kapitono leitenanto Haroldo Uznio dalyvavo istorinių sprogmenų paieškos ir naikinimo operacijose prie Vokietijos, Danijos, Latvijos ir Estijos krantų. Lietuvos karo laivas, reprezentuodamas mūsų šalies vėliavą, aplankė 19 Europos uostų. Pirmą kartą Lietuvos karo laivyno istorijoje nuvyko į Farerų salyną. Dabar vyks laivos Kalvis įgulos narių apdovanojimo ceremonija, bus skaitomas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas dėl apdovanojimo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medaliu už tarptautines operacijas. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras. Įsakymas. Dėl apdovanojimo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medaliu už tarptautinės operacijas ir šio medalio ženklų. Vadovaudamasis skatinimo ir apdovanojimų krašto apsaugos sistemos tvarkos aprašu apdovanoju už pavyzdingą tarnybą
pasiaukojimą ir asmeninį indėlį vykdant tarptautinių operacijų užduotis. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medaliu už tarptautinės operacijas pasirašė krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas. Medalius įteiks Klaipėdos įgulos vadas, flotilės admirolas Giedrius Premeneckas ir karo laivų flotilės vadas jūrų kapitonas Tadas Jablonskis. Kalbės Klaipėdos įgulos vadas, flotilės admirolas Giedrius Premeneckas. Gerbiamas Klaipėdos miesto merė, Klaipėdos miesto organizacijų vadovai, įstaigų vadovai, kariai, šauliai, kadetai, mėly klaipėdiečiai. Iš tikrųjų labai simbolinė diena, parodanti sąsajas, dėl kurių prieš 102 metus žuvo eilė Lietuvos patriotų, didvyrių, be kurių aukos mes neturėtume šios dienos, neturėtume tokio uosto, greičiausiai neturėtume laivyno, neturėtume karinių jūrų pajėgų, tai labai daug ko nebūtų. Ir šiandieną, kai mes pasveikinam karo laivo įgulą grįžusią iš tolimojo plaukimo, tos sąsajos yra dar labiau ryškios, parodo, kad dėka patriotizmo, dėka meilės tėvyniai, aukštesnių idealų yra pasiekiama labai daug kas. Ir dėka šitų aukų mes esame jūrinė valstybė. Dėkui Skalvio įgulai
už garbingai atstovautą Lietuvą tolimam plaukiojime, parodytą profesionalumą. Dėkui ir visą laiką prisiminkite Karinių jūrų pajėgų šūkį – jūrinės valstybės labui. – 2024 m. balandžio 11 d. Lietuvos Šaulių sąjungos vado įsakymu Vakarų jūros šaulių 3-osios rinktinės Klaipėdos 302 kuopai buvo suteiktas Jono Polovinskio Budrio kuopos vardas. Dabar bus atliekama kuopos vėliavos pašventinimo ceremonija. Ja atliks Lietuvos kariuomenės ordinariato Klaipėdos įgulos ir Karinių jūrų pajėgų vyresnysis kapelionas Rimas Venskus. Melskimės. Dėkojame tau visagali Dieve, kad sukūrei žmogų džiaugsmui ir amžinam gyvenimui. Ir savo sūnaus išganimo darbu išlaisvina jį iš nuodėmės visokio blogio šaltinio vergijos. Tu mums duodi tikėjimą, kad vieną dieną bus nušluostyta kiekviena ašara, bus atsilyginta už kiekvieną darbą padaryta vardan tavęs. Palaimink savo vaikus, kurie visiškai atsiduodami tavo valiai meldžia palaiminti šią vėliavą, sustiprinti tavosios dvasios malonės, žodžiais ir darbais, te garbina jie tavo šventąjį vardą. Palaimink šią vėliavą ir padaryk, kad visus, kuriuos šis ženklas vienis, būtų ramybės ir taikos nešėjai. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Ponios ir ponai, iškilminga sausio 15-osios minėjimą ir žuvusių 1923 m. Klaipėdos sukilimo dalyvių pagerbimo ceremoniją užbaigs Lietuvos kariuomenės Klaipėdos įgulos karių, šaulių ir jūrų kadetų rikiuotės maršas, atiduodant pagarbą žuvusiems sausio 15-osios sukilimo dalyviams.
Įgulos rikiuotėje vadovauja karinių jūrų pajėgų uosto ir priekrantės gynybos tarnybos štabo karininkas komandoras leitenantas Tomas Malūkas. Rikiuotės priekyje žengia Klaipėdos įgulos jungtinė vėliavų grupė, kurią sudaro Lietuvos Respublikos karinių jūrų pajėgų ir Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija vėliavos. Žygiuoja karinių jūrų pajėgų karo laivų flotilės priešmininio laivo Skalvis įgula. Žygiuoja karinių jūrų pajėgų būrys. Su kovinė vėliava žygiuoja Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Budigeidžio dragūnų bataliono būrys. Su kovinė vėliava žygiuoja krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičio apygardos 3-osios rinktinės būrys. Su rinktinės vėliava žygiuoja Lietuvos šaulių sąjungos Vakarų jūros šaulių 3-osios rinktinės būrys. Su mokyklos vėliava žygiuoja Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos būrys. Ir išlydime šiandien mums grojusi Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų orkestrą vadovaujama kapitono Remigijaus Termino. Dėkoju susirinkusiems. Šiandien Klaipėdos krašto dienai paminėti skirti renginiai dar nesibaigia. 17 val. Klaipėdos pilies muziejaus konferencijų salėje Priešpilio gatvėje 2 vyks dokumentinio filmo Vabalų kaimo pelkininkai pristatymas. 18 val. Žvejų rūmuose Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų orkestro šventinis koncertas. Vadovas ir dirigentas kapitonas Remigijus Terminas. Solistė Dagna Kondrotavičiūtė. Įėjimo bilietas 1 euras. 18 val. Klaipėdos Marijos Taikos karalienės bažnyčioje šventosios mišios už Klaipėdos kraštą. Sausio 17-18 dienomis tradicinis pėsčiųjų nakties žygis Klaipėdos sukilėlių keliais. Žygio pradžia sausio 17 dieną 21 val. Iš Dovilų pagrindinės mokyklos aikštės. Žygio pabaiga sausio 18 dieną Klaipėdos valstybinės kolegijos patalpose Jaunystės gatvė 1.